Sveiki, noriu pasveikinti savo draugą Ediką Jagelavičių su tuo, kad jis yra paskelbtas grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui. Lietuvos šitas valstybės saugumo departamentas paskelbė, kad Edikas yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Manęs nepaskelbė dėl to, kad aš ne grėsmė, o jį paskelbė. Tai noriu pasveikinti su tokiu įvertinimu. Vadinasi, ne veltui jis gyvena. Yra prasmė jo gyvenime ir ta prasmė yra užrašoma valstybės saugumo departamente, kuris užrašo kiekvieną jo pasisakymą. Veda kartoteką. Kiekvienas jo pasisakymas yra vertinamas kaip informacinė ataka prieš Lietuvą. Tai va, paskaitom, kągi nuostabaus parašė valstybės saugumo departamentas apie Ediką Jagelavičių. Nuo Lietuvos teisėsaugos Baltarusijoje besislapstantis Edikas Jagelavičius veda Baltarusijos režimo kontroliuojamos tarptautinės radijo stoties Belarus laidą Sosedži kaimynai, kurioje nuolat skleidžiama prieš Lietuvą nukreipta propaganda. Labai gera laida, aš pats joje kartais dalyvauju, visus raginu ją žiūrėti, labai įdomi laida. Jie tik tai blogai daro, kad tik tai rusiškai transliuoja, reikėtų versti kitas kalbas ir būtų nuostabu. Man labai patinka. Edikas Jagelavičius negrįžta į Lietuvą dėl galimos teisinės atsakomybės už jo išvyką į Rusijos okupuotą Donbaso teritoriją ir dokumentų klastojimą. Steigiant asociaciją Tarptautinis geros kaimynystės forumas, kuri organizavo išvykas į Baltarusiją ir Rusiją bei vykdė šioms Lietuvai priešiškoms valstybėms palankę veiklą. Štai kaip rašo valstybės saugumo departamentas. Į Donbasą, aš net nežinau, ar jis davažiavo, man atrodo, jis nedavažiavo iki Donbaso. Bet net jeigu ir davažiuotų, kur aš noriu, ten ir keliauju. Taigi, koks jiems skirtumas, kur žmogus važiuoja, tai yra kelionių laisvė. Aš Afganistane buvau, ir kas? Teroristinėme, taip, ir su barzda tokia buvau tenai. Ten jis kaltinamas, kad jis suklastojo Paleckio parašą, kad Paleckis nenorėjo steigti tarptautinį geros kaimynystės forumą, bet tai yra nesąmonė, nes Paleckis labai norėjo steigti. Tai ten nėra klastojimo, Paleckis labai norėjo steigti. Jam tik tai neleisdavo visaip. Tai va, ką toliau rašo? Reiškia, steigiant asociaciją Tarptautinis geros kaimynystės forumas, kuri organizavo išvykas į Baltarusiją ir Rusiją bei vykdė šioms Lietuvai priešiškoms valstybėms palankę veiklą. Palanki veikla, tu ką nori, tą ir darai, laisvė. Žadėjo man, kai buvau mažas, kai buvo perestroika, kad bus laisvė. Nėra tos laisvės. Matot, yra veiklos, kur negalima daryti, jeigu nepritarė Lietuvos vyriausybė. Nuo Lietuvos teisėsaugos Rusijoje slapstosi ir vienas iš Rusijos propagandinės knygos Lietuvos istorija autorių Giedrius Grabauskas. Taip, Giedrius Grabauskas irgi grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Šioje knygoje propaguojamas Rusijos istorijos politikos tikslus atitinkantis ir Lietuvos valstybingumą menkinantis naratyvas. Tai yra nuomonė, Grabausko nuomonė. Jis kokią nuomonę turi, tokią ir turi teisę turėti. Taigi, man žadėjo laisvę vaikystėje. Lietuvoje Grabauskui yra iškelta baudžiamoji byla dėl prieš sovietus kovojusio Lietuvos rezistencinio judėjimo šmeižimo. Va šito nežinojau,
bet tas rezistencinis judėjimas buvo fašistinis, tai yra tiesa, Svarbiausia, kad jungtinės tautos yra mūsų pusėje. Jungtinės tautos visada yra prieš Lietuvą, visas pasaulis yra prieš Lietuvą. Štai kokia yra tiesa. Jagelavičius ir Grabauskas yra buvę už rengimąsi šnipinėti Rusijai nuteisto Algirdo Paleckio politiniai bendražygiai. Va dėl Paleckio aš jau 100 kartų sakiau, kad Paleckis, man atrodo, jis durnai padarė, kad nuėjo į kalėjimą ir sėdi dabar. Jam reikėjo bėgti. Niekas jo nesulaikytų užsienyje, tik tai Lietuvoje. Tai gyventų kaip aš. Va aš dabar laisvai keliauju po visą pasaulį ir man labai patinka. Paleckis irgi galėtų taip gyventi, bet jis pasirinko tą kelią, tikėkimės, kad jis taps Nelsonu Mandela, tikėkimės. Tai jeigu Grabauskas ir Jagelavičius apskūs šitą šūdą į teismą, o po to į jungtinės tautas, tai jungtinės tautos be abejo bus jų pusėje. Jungtinės tautos, aš jau laimėjęs esu vieną bylą, ten kur NACA buvo paskelbę grėsmę nacionaliniam saugumui 2018 metais. Jungtinės tautos išaiškino, kad nieko negalima įtraukti į jokį grėsmių nacionaliniam saugumui sąrašą. Ir po to aš sakiau NACui, kad reikia iš viso eiti toliau į teismą ir prašyti, kad šitą ataskaitą, grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaitą panaikintų, ištrintų iš interneto. Bet NACas po to neturėjo laiko, tai todėl dar yra kaba. Bet ta sena ataskaita, kur NACas yra grėsmė nacionaliniam saugumui, jeigu paieškoti, tai galima rasti. Bet jungtinės tautos bet kokiu atveju nepritarė šitam dalykui ir laiko tai žodžio laisvės pažeidimų ir asociacijos laisvės pažeidimų. Tai čia 100% pergalė. Suprantat, taip ir yra, taip aš ir tampu sėkmingiausių advokatų Lietuvos istorijoje, nes tokias bylas, kai darai, tu negali pralaimėti. Negali pralaimėti. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.